Labas rytas. Kaip dydis tiko? Jo, taip užsiskalbiau. Aš tik tai vis skaičiavau, kaip tu tuos pončius taip pigiai padarėjai. Nes aš biškai tokia skaičiuota, žinai, čia man krauja įganta. Tai čia biškai taip, man atrodo, kad nusiskriaudė. Nu mes tokie esame, tai labai altruistai. Nu tai va, toks iš idėjos, man atrodo, čia gavosi tas daiktas. Nu va, matot, yra skaičiuotojų. Yra kas skaičiuoja ir kam atrodo, kad per pigiai. Ir visada yra tokių, kam atrodo, nu ir brangiai, kaip jie čia plėšia, iš visko tik biznis. Oi, nu visada, žmonės yra žmonės. Nešu dar vieną pončą Pauliui. Dabar pradėsiu dar priekybą. Bliamba, taip to laiko nėra, dabar dar atsiras paštomatai. Ir, nu, šitas dalykas greit tikiuosi nuo manęs nuplauks, bet kol kas, kol dėžės pas mane, tai viskas bus pas mane. Paskui gal koks kolega perims, kurie tikiuosi žiūri video. Tai bet dabar dar galima atsiimti gyvai. Yra tokia funkcija, kad galite atsimti va čia va tiesiai iš mašinos, iš manęs, atvažiuojant čia per iššūkį, nes čia dabar visą laiką labai aišku yra kada ir kur. 9 val. Prie Žaliųjų ežerų darbo dienomis, savaitgaliais 11. Taip pat rytoj, poryt 11 val. Šiandien su kokiam pirštinėm. Čia yra darbinės pirštinės, nes atsidariau mašiną, žiūriu, pirštinių nepasiėmiau savo. Normalių, šiltų. Nu ką darysi? Bet gerai, kad radau kažkokias darbinės, nes visai be pirštinių, nu būčiau ir sušalęs. Būtų rankos sušalusios. Taigi, sveikas. Labas. 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 Jo. Pasakė, dėkui. Labą dieną. Labą dieną. Labas. Labą dieną. Labą dieną. Kažkokią erorą atminties kortelę meta. Nežinau dabar net ar įsirašysim, ar neįsirašysim. Baimė, dabar mane kausto baimė. Eketė užšalus, lengvai užšalus. Labas. Kur buvai, pasigėdom? Ai, dirbau, užvakar dirbau, vakar tingėjau. Nuoširdumas. Nu, tingėjau. Teisingai, nu tingi, tai tingi, ką daryti. Tinginys yra toks dalykas. Kovoja su juo visi. Kovoja su tinguliu kartais. Ne, jie kiti ne. Man atrodo pagražinta realybė čia. Instagraminis atsakymas buvo. O, šiandien valymas to, bet atsargiai. O, šiukšlynas padarytas. Maisto bankų. Svarbiausia, eik tu savo, pažiūrėk, supelijusią duoną neša. Pažiūrėk, eina savo. Ruoniai nevalgo batono, žmonės, ruoniai nevalgo. Ir dar supelijusią primetė. Supelijo namuos ir atnešė įmetė čia. Eina savo, žmonės. Atsispaudyti kamerą, nu? Nenori. Kelinta ši diena. Kelinta ši diena. Šiandien 15 diena. 15 diena! Kolektyvas. Galvoju, kad anekdotus kitą kartą kiti anekdotus pasakosit. Tikrinsit savo ištvermę ir galvą, kaip pavyks įjungti galvą kitieji. Galva dažnai išsijungia būnant ten. Higiena viskas. Super, fainai. Geras oras, nuostabi kompanija. Energijos tiek ir dar daugiau. Ateikit visi. Antras kartas, sunkesnis nei pirmas. Chebra visi laukiami, kviečiami pas Dailidę, labai smagu, šilta. Chebra labai gera, aišku, daug jos, kas yra faina, tai tikrai apsilankykit, vert. Labai gerai, aš jau labai pasilgus jūsų buvau ir vandens. O, čia ne aš. Tikrai kaip daug tu būtų, kaip daug simų. Kaip nauja suknelė. Žiauriai. Atsisuk ratus, pasiuk. Va. Super. Gal dar išdyks koks. Čia geras. Apsisuki. O. Nu kaip suknelė? Labai patinka, ačiū tau labai. Ir patogu šilta. Nu, dabar net rengtis nesinori. Ne, visai smagu būt. Nors ir be triusikų. Šiaip tai aš irgi be triusikų. Vaikštų savo ir nešala, nes ten yra šlapio šalta. Tai dar klausiu ir tikrai, va. Va. Čik. Pimpačkiukai. Atsiranda, daugėja. Geras, dar Paulius turi.
Šilta, gera. Pliusiukus nusimt galima. Nu, bet nebūtina, Gal nebūtina. už uždarytą durus, manai, mes ten Gerai, mes kartu. pakalbėsim. Nu va, super. 3, 2, 1. Hei! Galima dabar apie dydžius. Pas ką esas? Pas mane. Pas va. Koks tavo ūgis? Metras šiam. Svoris apie 8. Jo, apie 8,5. Metras šiam, o tavo Elas. Elas, 1,97 m, 106 kg. Aišku. Čia Emai. Emai. Aš irgi M&M'sas. Dar gali įsidėti saldainį. Apžiūrinėjai merginos. Ką gali įsidėti čia, žinai, Taip. tokių slaptų kišenėlių. Ne, pavyzdžiui- Padarysiu tą kišenėlę slaptą. Nešėti, Aha. pavyzdžiui, į pirtį pončą. Ten gali įsidėti telefoną, gali įsidėti kažkokį tai Ai, daiktą. nu O tai Pirti be pončą telefono. pasikabinai prie pirties, nu, kažkur tai. Ne, aš kalbu apie kokį nors ten spa, tokį. Aš jau bijau, kad kai vaikai pamatys, tai čia bus konfiskuota ir jo reikės. Aš tai sakau, reiks dar padaryti kitą partiją ir vaikiškus. Mažiukai, jo. Aha, trumpesnius gal vaikams. Tiesiog vaikiškus. Roniukai. Roniukas. Šiandien pagalvojau, kad šiais metais aš kažkaip mažiau laukiu vasaros. Kažkaip man tai patinka tos maudynės, nesinori, kad pasibaigtų. Saulutė šviečia, Jekite kviečia čia mus, tai labai fainiai, labai noriu. Tus draugus dar pakvies, bendradarbis. Na gerai, mesiu bendradarbį jūsų. Norėjo, atėjo netgi, bet neiššoko. Tai aš dabar pasikviesiu jį turbūt pirmadienį, pasakysiu, kad davai varom kartu. Tu draugija visada smagiaugi. Tas porą video smagiau gavosi. Nėruška. Turiu traumą kojas ir kažkaip griuvau ant ledo, nemaloniai. Tai pradėjo eit galva, toks kažkoks vėmimo jausmas, tai nesinorėjo rizikuoti šaltam vandenį, prarasti sąmonę ir numirti. Bet tam vat, vis tiek žmogus taip pasiryšęs, kad jis vis tiek atvažiuoja, čia galvoja bent jau pastovės, pabus, pažiūrės. Bet šiaip čia gerai, galima su kompanija maudytis, tikrai saugu yra, jeigu tu nukrisi, tai tą pakels ir atpumpuos, taip sakant. Ką tu ten darai? Mažiau. Sėdai. Ne paukštis, ko batoną valgai. Rytinė kavutė, kaip sakant, išgerta ir keliaujam į dieną. Sėkmės. Kam ledą gadin? Taip gražiai atrodo. Einam už parankės, tai palaikysime su to, nenukrisi. Nenukrysi. Ai, dar buvo tokia mintis tema apie kameros baimę. Čia vat, kai kurie turbūt galbūt gali įsivystyti toksai kažkoks nenoras važiuoti, kad su ta kamera reikės šnekėti. Tai aš tai visada noriu nuraminti, kad tikrai nereikės. Jeigu jūs nenorit, kad jūs rodyt, kad jūs kalbint, tai jūs pasakot taip, ne, nenoriu, viskas. Ir jokių problemų su tuo. Šitas jeigu matau, kad galbūt galima biškį, tada dar pabandau ir kartais visai gaunasi. Bet jeigu žmogus matau, kad tikrai nenori, arba kad jeigu nesigauna, kažkas nusišneka, aš nededu, aš matot tos filmukus ir matot, kad čia viskas gražiai, susižiūri, gražiai yra, tai tikėtina, kad ir jūs čia gražiai atrodys. Papazdėjo valytojas. Tikėtina, kad ir jūs gražiai atrodysit ir tikrai niekas čia nenori iš jūsų įsijuokti ir kažkaip tai padaryti, kad būtų blogai. Visi šitie filmukai, kuriuos matot, nu jie vat viskas panašaus stiliaus ir bus. Kažkokias motyvacija žmonėm, kažkokie pasidalinimai, įkvėpimai, viskas gan paprastai. Tai jeigu nesigaus, nesišnekėsit, tiesiog nebūsit įdėti. Jeigu pasakysit, kad nenorit būti įdėti, irgi tiesiog nebūsit įdėti. Žiauriai paprastai viskas.